Sveiki. Tai va, papuolė man į rankas, tiksliau radau savo kolekcijoje va tokius dalykėlius. Iš pradžių maniau, kad šokoladas, tai vieną bandžiau graužti. Bet labai kietas buvo. Tai vėliau nusprendžiau paguglinti skaičius. Skaičius tai yra kodą, kuris yra šičia. Ir Google'as parodė vangoką informacijos, nebuvo daug, bet čia tipo yra kažkokie 400 Hz transformatoriai. Ir ką sužinojau, kad yra tinklas toksai 400 Hz, gal labiau buvo toks tinklas, lėktuvas ir panašiai. Kažkoks generatorius, kažkas tai gamindavo 400 Hz kintamą įtampą, o tada visokiais transformatoriukais būdavo keičiama į reikiamas įtampas. Kaip supratau, to prasmė ir esmė yra tame, kad viskas buvo seniai ir DC, nuolatinė į nuolatinę konverteriai nebuvo tokie dar populiarūs ir paprastai padaromi. Tai dėl patikimumo ir panašiai buvo naudojama aukšto dažnio, aukštesnio dažnio negu rozetė kintama, vietoj 5 Hz 400. Tai leido sumažinti transformatoriaus matmenis, nes kuo didesnis dažnis, to mažesni matmenys. Bet va tokia esmė, kad naudojo tos 400 Hz ir tam buvo tokie transformatoriukai. Aišku, labiau norėtųsi, kad jie būtų 50 Hz, nes iškart, kai perskaičiau, kad čia transformatorius, užsisvajojau, blemba, kokie būtų prikolni, kokiem operaciniam stiprintuvam, kažkam tai maitinti. Bet jeigu čia tik 400 Hz būtent tinka, tai atsimeta. Bet va, įdomu pasidarė pasijungti, pažiūrėti, kaip jie veikia, bet apie kojų išdėstymą aš nieko neradau. Tai aš galvoju, man reikia pasidaryti 400 Hz signalo šaltinį, su pakankamai srovės. Aišku, žinant transformatorius veikimo principą, man nebūtina, kad pasiekti ant tos 3,7 voltus ar 3,6. Padavus į pirminę apviją 1 voltą, antriniai gausis iš kažkiek padalintas tas 1 voltas. Tai sužinosim bet kuriuo atveju šito transformatoriaus santykį, bet pagal mane tai turėtų būti, jeigu 3,7 ir 16, tai maždaug grubiai per pusę, bet kažkodėl dar 12,6 parašyta, ką žinau. Dabar pirmiausia reikia surasti pirminę apviją. Aš įsivaizduoju, kad čia žeminantis transformatorius, tai ieškosiu kojelių, tarp kurių didžiausia varža. Pasidariau ant pypimo, nes varžos čia mažos, pažiūrėsim, kur kažkokį skaičių gausim, kuo didesnį skaičių. Ups, kontaktas prastas. Nieko, visiškai. Kaip sakyt, trumpas. O čia jau rodo 2. Tai pagal idėją čia vėjų daugiau. Tai čia skaitysim savo pirminę. Pirminiam apvijom šitas abi. Ir aš manau, kad aš jas sujungsiu nuosekliai, kad būtų šiek tiek lengviau užmaitinti čia viską. Aišku, varža prie 400 Hz kyla, dėl induktyvumo ritės, bet kodėlgi ne. Tai jeigu čia viskas išdėstyta logiškai, tai man reikia sujungti va taip įstrižai, arba va taip įstrižai, ir turėsim nuosekliai sujungtą pirmąją apviją. Precizinio lydmetalio. Dabar galima galvoti, iš kur gauti tuos 400 Hz. Kad gauti 400 Hz šaltinį, panaudosim stiprintuvą ir telefoną su dažnių generatorium, kuriame nustačiau 400 Hz. Paimsim išėjimą iš stiprintuvo. Ir lengviausias testas, kokį sugalvoju, tai tiesiog pasijungti čia garsiakalbį, nes jeigu čia transformatorius, tai signalas turi praeiti transformatorių ir garsiakalbiai turim išgirstą signalą. Taip, turim garsiakalbį, pasijungiam gniptukus ir tarkim prie šitos apvijos ir garsinam. Va, signalas pereina. Ant sinusoidžių gerai girdisi, kada prasideda iškraipimai, nes mes ar tai perkraunam, ar tai
užklipinam stiprintuvą. O. Harmonika kažkokia atsiranda antra, trečia, kelios gal. Bet įsitikinam, kad transformatoriukas veikia. Dabar galima sužinoti jo perdavimo santykį. Su šitom viskas vyks paprastai. Tiesiog užsidėsim, sakykime, ant vienos išėjimo apvijos. Ir tada pabandysim pagarsinti. Nu va, ir atsiranda išėjime antriniai mūsų vadinamui įtampa. Užsiregistravo, kad 400 Hz, o ir nueina į klipingą baisiai. Tai va taip informacija nenaudinga, tai padarysim, sakykime, 0,4 volto. Ir dabar tai reikia permesti gnybtus į stiprintuvą išėjimą ir pažiūrėti, kiek ten dabar yra. Čia yra 1,6, tai iškart matematika labai paprasta. Sumažinom 4 kartus. Tai jo, abiejose antrinėse lygiai tas pats. Viena ir kita. Tai žodžiu, dvi antrinės apvijos, kurios mažina įėjimo įtampą 4 kartus. Arba jas sujungt nuosekliai, aišku, bus sumažinta 2 kartus. Nu, taip pat ir dvipolis gali gautis, dvipolis maitinimas iš tokio transformatoriaus. Ir man, aišku, kyla klausimas, o kas jeigu sumažinsim dažnį? Nieko kito nekeičiam, tik mažinam dažnį. Tarkim, prieikim 300 Hz. O kažkas blogėja prie 250 Hz, akivaizdžiai blogėja. Tikriausiai jau įsisotina šerdis ir stiprintuvai pasidaro baisiai sunku maitinti jį. Gerai, padarom, tarkim, kažką baisaus, lygiai 200 Hz, pabandysiu pritildyti. Tada, kai pritildau, jau išmaitina, bet akivaizdu, kad apkrova darosi žiauroka. O jeigu daugiau 400 Hz, 600, 5000 Hz ir prie 5000 vis dar normaliai viskas atrodo. Aišku, čia mes viską tikrinam be apkrovos. Bet dėl įdomumo pažiūrim dar didesnį dažnį. Artėjam prie 10 000. Prie 15 000 kažkas biški vyksta, jau netokia graži sinusoidė. Va ir 20 000. Pabandyti čiut pasigarsinti. Yra kažko biški, bet iš tikrųjų nieko baisaus. Kyla smalsumas, reikia pažiūrėti, kas būtų, jei pasijungčiau garsiakalbį. Ir įdomu, kiek panašu bus į muziką, kai tai pereis per šitą transformatoriuką. Štai paėmiau atsitiktinį 8 ohmų garsiakalbį ir girdim baisius iškraipimus. Bet jeigu paleidžiu labai tyliai, tai tada visai iš tikro normaliai groja. Bet negaliu nustoti šnekėti, nes YouTube'as apsiverks, kad copyrightas ir panašiai. Tai gal jeigu kalbėsiu ant viršaus, tai nesureaguos. Tai va, iš idėjos, paklausiau dar išjungęs kamerą, tai iš idėjos dar visai padoriai ta muzika praeina pro tą transformatorių, nors jis tam ir neskirtas. Tai va tokie šokoladukai. Nežinau, ar ką su jais galima sugalvoti, panaudoti, nes 400 Hz nėra toks dažnis, kuris būtų patogus kažkam, ką aš darau. Bet ką, tiek šiam kartui. Dėkui, kad žiūrėjot ir sėkmės konstruojant. Iki.